Tai lyginant su jų santykiu, Lietuvos santykis yra 2 kartus daugiau auginama rapsų. Vakar diena Šakių rajone rodo vienoje vietoje 60 mm, mano kieme 35, ledukai. Nu, dar turim gražaus laiko, kol viskas atsiguls į savo vietas. Kaip ir sakė, ar ne, tikrai kursim rapsą 4 tonas, tai va. Tai tikiuosi, kad taip ir bus. Tai Lietuvos vidurkis. Vidurkis, kad voks būtų, tai būtume visi labai laimingi. Tai suprantu vieną, kad atein kulimo mets ir nesvarbu, kada siejau, ką dariau, kaip dariau, ką naudojau. Bet čia reikia labai stiprių nervų žmogaus, žinok. Nu, Ypač gal pastai. Arba gero draudimo. Arba labai gero draudimo. Efektyvių, veiksmingų sprendimų trūksta ir gaila, bet turi ūkininkai aukoti savo šeimos laiką, įvardinkim švenčių laiką ir kas per Velykas tą darbą pasidarė. Tas tikrai turės švaresnius stiebus, nebūtinai švarius. Iš tikrųjų, vieno atsakymo šitą klausimą nėra, dar labai priklausoma apie kokį būtent augalą ar ne kalbam. Šituo atveju aš galvoju, turiu žieminius skaičius. Ir dabar mes turim tą pačią situaciją, tik su kitu kenkėju, kaip stiebiniu paslėptas traubliu, ar ne? Ant maišo tą lapelę, ne? Kiekvieną maišą. Taip, kuris čia tas sandėlį būsit ir kuris klijuosi tą lapelę. Tai visgi kolegas, tai kokią viziją matot laukuose, iš tikrųjų, nu, turėjom tas skirtingas sąlygas, kaip tie jūsų laukai, kokie vertinimai, tie pirminiai įžvalgas. Bet iš mano pusės, sakykime, tos sąlygas buvo tikrai palankės, ypač žieminiams. Ir, esame visi iš skirtingų regionų, net ir skirtingų sričių, nuo ūkininką iki, kaip sakant, iki kolegos ir partnerių, ar ne, bet ką matot jūs? Tai norėčiau būti iš tos optimistinės pusės, kad šiais metais tikrai yra geriau negu kad pernai metais, nes reikia atsiminti, kaip atrodė ir ne vasariniai, kur ten vienas stiebas ir ten 3 grūdai, tai šiais metais iš tikrųjų vaizdas visai kitoks ir to ir noriu pasidžiaugti, kad nėra blogiau negu pernai ir tikrai pakankamai optimistiškai žiūrint, kaip ir sakė, ar ne, tikrai kursim rapsą 4 tonas, tai va. Tai tikiuosi, kad taip ir bus. Tai Lietuvos vidurkis. Vidurkis, kad voks būtų, tai būtume visi labai laimingi. Jo, šiaip iš tiesų gera situacija, reikia džiaugtis tuo, ką turim. Tik tais visą laiką baisu džiaugtis per anksti. Vakar diena Šakių rajone rodo vienoje vietoje 60 mm, mano kieme 35, ledukai. Dar turim gražaus laiko, kol viskas atsiguls į savo vietas ir kol atsiguls į, sakykime, į to kombaino ir bunkerius, į traktorių priekabas, sunkvežimių priekabas, tai ir sandėlius. Tai reikia tikėtis, kad tai bus ir neblogės ir niekas mums nepagadins šito reikalo. Taip, sunkiai žemės ūkiai yra, negalim prognozuoti gamtos. Gamta nedirbam po orderių stogų, tai nėra fabrikas, nepasuksi rankinėlės, nepermesi kaip nori, taip yra. Pas mus irgi lietaus nuo kelių milimetrų iki 40 mm, vienur gauti regionai per gegužį yra vos ne 100, kitur 15, labai netolygiai paskirsti, bet nebuvo lengva iš tikrųjų pavasaris. Džiaugiuosi, kad turim drėgmės, daugiau negu reikia, bet žiūrint į augalus, tai stresavo duso šaknis, per didelį drėgmės kiekio matėm per nelik daug fiziologinių dėmių, kas nėra įprasta, nežinau, kiek metų nematėm tiek. Atsakau, dabartinis vaizdas džiugina akį, tikiuosi niekas nepagadins to vaizdo ir sulauksim kulimo ir išvažiuosim pilnais bunkeriais iš lauko. Arba tai tavo puikiai sakyta mintis, kad žemės ūkė mes negalim pakišti po stogu. Tai irgi, jeigu žvelgiant į šiandienos mūsų suplanuotą podcastą, tai turėjom tą atlikti mūsų Dotnuva Seeds privačių bandymų žieminių rapsų veislių kolekcijoje, bet užklupo lietus, už tai esam čia Dotnuva Seeds sėklų ruošimo padalinį sandėlį tam, kad pabėgti nuo lietaus. Tai sveiki gerbiami šio podcasto žiūrovai ir šiandieną svečiuose turim Antaniną, Giedrių, būtent Armantą. Ir ką jau prieš tai minėjau, iš tikrųjų visi esam susiję iš skirtingų sričių ir vienaip ar kitaip būtent santykiuose su klientais ir būtent žemdirbiais vertinam skirtingas situacijas Lietuvoje. Ir šiandieną mūsų tokia idėja ir yra apžvelgti, kokią tą situaciją turim ir galbūt su kokiom problemom bei situacijom mes turėsim susidurti ateinančiom savaitėm ir kokius galbūt ūkininkas galėtų šiandien dienai priimti sprendimus. Ir viena iš galbūt svarbiausių tų tematikų, kad laukai gražus, visa kita, kad ką aš matau iš esmės ir šiais metais, ir pastaraisiais jau ten 2-3 metus, pastaruosius tos 2-3 metus,
kad tikrai tie žieminių javų ir aplamai rapsų plotai yra ne Lietuvoje pastoviai auga, ar ne? Ir ypatingai, galbūt, kadangi čia labiau susirinkom kalbėti apie rapsų tematiką, ir tas žieminių rapsų plotai tikrai didėja. Ir kaip Jūs matot to didėjimo, kaip sakyti, gerasias ir blogasias savybės? Tai įmant ar ne, jeigu žiūrint iš pačios perspektyvos, tai rapsų plotai didėja, sakyčiau, nuo kokių 2018 metų preliminariai, ar ne? Ir šiai dienai augo, sakyčiau, iki 2021-2022 ir šiai dienai, sakykime, stabilizavosi. Tai tačiau lyginant mūsų Baltijos šalių, būtent Lietuvos ar ne, santykiai, kiek yra apskritai dirbamo žemės ir kiek yra rapsų santykis, tai tarkim lyginant su kitomis šalimis, ar ne, manau, kad didžioji dalis kolegų yra iš Vokietijos, tai lyginant su jų santykiu, Lietuvos santykis yra 2 kartus daugiau auginama rapsų. Tai galim suprasti, kad visos problematikos, kurias mes turime ar ne per visas Europos Sąjungą, tarkim, ar per apskritai per visas šalis, mūsų šalyje yra 2 didesnė, nes tiesiog turim tokią kaip monokultūrą. Ant peilio ašmenų. Ant peilio ašmenų, iš tikrųjų. Jo, tai jaučiasi turbūt tas problemas visi, ne visi, bet jau ne vienas su tom problemom susidūrė, kai atsirado šaknies gumbai, visokiausios kitos ligos. Ir pradedam vieni kitus turbūt auklėti, pabiškai, ir tos problemos mūsų auklėje, kad pradedam neatsiliuoti rapsų žieminių, kas kaip keistai beskambėtų. Keistai skamba man šitie žodžiai. Jo, bet tokių buvo atvejų, tokių buvo. Matas iš deklaracijų, kaip ir sakė. Aš džiaugiuosi, kad tuos ūkininkus, kuriuos konsultuoju, tai pas mane, pavyzdžiui, seku aš skaičius, mėgstu skaičius, tai labai lengva sužinoti, tai yra blogai, yra gerai. Tai iš visų dirbamų hektarų pas mane gaunasi apie 22% žieminių rapsų. Tai reiškia, kas 5-4 hektaras, tai tikrai. Turim ūkių, kur yra ir 5-6 jau manėjai laukai. Tai matau, kad problemų pas mus nėra, kur aš dirbu. Kaip sakiau, ūkis tai yra verslas, bet tai nėra fabrikas. Tai yra gyvas organizmas, jis turi suprasti, kad negali ant pelningesnios kultūros eiti ir auginti kaip mono. Ta parodė jau seniai vasariniai rapsai. Auginam daug, metai po metų, kažkas blogai, nes mažėja derliai. Tai ūkininkai tie, kurie suprato, jie pasidarė normaliai sėjomainą. Pasižiūrėjo, ką turi dirvožemius, pasižiūrėjo, kur yra jų silpniausios vietos ir šiai dienai, kaip sakot, gumbas. Pas mane gumbo neturiu nei vieno lauko, o dirbam hektarų nemažai. Tai ar ūkininkai geriau daro, ar veislės gal geros, nežinau. Aš manau, kad čia yra ir ūkininkų dar reikalas. Kaip auginti, kad neturėtų tų problemų arba išvengti. Kaip ir visuose dalykuose, vieno faktoriaus, kuris nulemtų kažkokias mūsų klaidas arba gerus pasirinkimus, turbūt niekada nebuvo. Tai lygiai taip pat pritarsiu tikrai. Žemdirbiai, jie, kaip bebūtų, visi mes protingėjom, patiriam kažkokias naudas arba bėdas, iš to mokinamės ir keičiasi. Ir lygiai taip pat, kas jau turi tą problemą, vėlgi aš prie to pačių gumbo, kas turi tą problemą, tai žino, kad jau reikia atsižvelgti į selekciją, į veislės, kurios atsparios tam gumbui. Ieško tikrai tų sprendimų. Iš tokius ūkininkus, kaip sakyti, man patinka tokie ūkininkai, nes yra labai gerai pardavėjams, vadybininkams. Nes tu atvažiuoji į lauką ir yra sprendžiama čia ir dabar situacija, kurią padarai prieš 5 metus. Tai vadybininkas trina rankom, nes veislę reikės parduoti jau tikrai šitą, reikės jam kalkių, pasižiūri, pavyzdžiui, šaknies gumbos, kaip jis plinta. Dirvožemiai, kurie šlapi, užmirkę, kurie neturi, užmirkęs automatiškai išpaltos kalcis, kalkių reikia, jeigu užmirkęs, tai ir oro nėra ir reikia varyti su giluminiais labai. Tai kai eliminuoji šitas problemas, žiūri, kad pasižiūri dar veislę, kaip sakėm, šaknies gumbai, tada supranti, kad šaknies gumbas plinta prie šiltesnių temperatūrų. Tai nesiekti anksti rugpjūtį, išvažiuoji gali paskutinį lauką. Tai kai susidedi, apeiti manoma. Jeigu jau yra, tai yra problema ne vienam sėjomainos ratui, visam 10-mečiu praktiškai turi. Jeigu nesėtum dar apstarpą. Bet vis tiek, sakykime, šaknų gumbo problemą tu palėtei, tai yra tokia labiau nišinė ir tam tikrose regionuose, ar ne, sutinkama problema. Ir ką pastarosius metus mes pamatėm, ar ne, kad ta problema yra didėjanti, iš esmės. Aišku, džiugu, Armantai, kad pas tavęs regione yra, šiek tiek, aišku, dirvožemio savybės, kaip sakyti, geresnės mano vertinimu, vis tiek turite aukštesnį dirvožemio pH, šiaip iš esmės.
lyginant, pavyzdžiui, su Žemaitija ar kad ir su Valkijoje turit ten tų smėliukų. Tikrai žinau, pažįstu tavo tos Giedriau klientus, kurie turit tą problemą su šaknų gumbu ir tikrai geri, suprantantis ūkiai tai, ką daro, bet tiesiog... Tai neapdraudžia. Tai neapdraudžia, kad turi problemą ir tas pats yra, ar ne, ir kaip tu sakai, Vokietijoje mini pavyzdį kaip šalį, ar ne, irgi yra tikrai geri perspektyvūs ūkiai, kurie būtent nebūtinai dėl sėmoninių problemų, kaip sakyti, susidūrė su tą problemą. Tai, bet, vertinant kitas ar ne problematikas, tai, sakykime, manau, visi sutiksim, kad šiandien dienai didžiausia problema yra, verticiliozė, kaip didžiausia galbūt derliaus nuostolius, sąlygojanti jo liga. Ir, sutikim, kad, kaip ir tu minėjant, nuo 18 iki pat realiai praeitų metų buvo pastovus žieminių rapsų plotų augimas. Ir ten prieš 2 metus buvo pasiektas pikas, ten 336 000 hektarų. Tai buvo tikrai, didelis, rekordinis rapsų plotas. Ir tik tada kai kurie ūkiai, kaip tu sakai, kurie, Giedriau, tikrai sėja rapsas, kviečiai, rapsas. Buvo ir tokių, kaip įvardinti... Rapsas 2 kartus kviečiai, tada rapsas. Visai keičia situaciją, ne? Keičia iš dalies, bet jo. Bet, ir kaip sakai, ūkiai bando ieškoti sprendimų, ar ne, į tas problemas spręsti, ieško veislių. Tai iš esmės, ta selekcija tikrai žengia prieki. Ir atsiranda, kaip sakyti, naujesnių, tolerantiškesnių, kalbant būtent apie verticiliozę veislę ir veislių. Ir kaip tu, Antanina, vertini, kaip tu matai tas pastarąsias tendencijas, kaip, kokios tos veislės ateina ir... Iš tikrųjų labai gaila, labai geras žodis tolerancija, ar ne? Labai gaila, kad mes neturim atsparių visų pirma, ar ne, bet šiuo metu... Vis tiek reikia džiaugtis, kad yra veislės, kurios ateina, kurios turi didesnę tolerantiškumą. Tai tas mus labai džiugina. Tai kalbant konkrečiai apie iš selekcinės pusės, iš selekcininkų, iš bryderių ar ne pusės, norėčiau paminėti, kad selekcija kiekvieną dieną žengia žingsnį į priekį ir stengiasi rasti sprendimus, kurie bus aktualūs ne kitais metais, ne dar kitais, bet įprastai ir ne 10 metų į priekį. Tai galim pasidžiaugti, kad mes turim tokią didelę problemą ir mes jau turime tai problemai pakankamą sprendimo būdą. Tai ateina veislės, kurios iš selekcinių požiūrių turi didesnį tolerantiškumą tokiom ligom kaip verticiliozė, kaip sklerotinė, ar ne, kuriom šiaip įprastai labai jas yra sunku numušti, ar ne, kaip uždusinti, sukontroliuoti. Ir iš selekcinės pusės mes žinome, kad naujusios veislės truputį skiriasi pats genetinės pusės, kad iš mamos pusės pareina, ar ne, atsparumas ropų geltos virusui, kas duoda taip pat atsparumai kitiems dalykams, ko pasiekoja veislė yra sveikesnė pati iš savęs, turi žalią gražų stiebą ir to pasiekoja ateinančia vėlyvos lygos, ateinančios ar ne prieš pat kulimą, neturi tokios didelios įtakos, kaip tarkim kitom veislėm, kurios yra itin derlingos. Tai konkrečiai dabar kalbu apie veislę Januš, tai veislė, kuri išlaikys sveiką stiebą iki pat kulimo ir tuo pačiu tas žalias sveikas stiebas prideda dar vieną papildomą dalyką, kad ne tik veislė ar negaliu sakyti, kad yra atspari, jinai yra tolerantiška, bet tuo pačiu tas tolerantiškumas priduoda papildomą atsparumą išgulimui. O tas atsparumas išgulimui lygų didesniam derliui. Tai labai džiaugiuosi, kad apie tą šiandien galim kalbėti. O jeigu veislė yra žalia iki kulimo, tai kada nors pribręsta, ar ūkininkai turės kulti žalę? Iš tiesų, imant ar ne pačią tą tendenciją iš selekcinės pusės, mes matom, kad veislės, kurios po truputį ateina ir ateis ateityje, ar ne, kad tendencija šiek tiek keisis, kad pirmą, norint ar ne gauti gerą kokybinę klasę, ūkininkai greičiausiai pirmą važiuos kulti kviečių, tada rapsų, nes jos tiesiog dėl to žalio stiebo bus šiek tiek imamos vėliau. Tai tokia tendencija yra, bet mes šituo aspektu mes laimėm prieš tokias ligas, kurių mes negalim kontroliuoti.
Jau kokie 2-3 metai iš tikrųjų, Antanina, aš sutiksiu su tavim, kad kiek bežiūrėsi tos vadinamus tikrosius veislių tyrimų rezultatus, ar ne, su derliaus nuėmimo laiku, ta prasme, įtaka derlingumui, tai visas, kuo naujesnė veislė, naujesnė karta veislių, būtent žieminių rapsų, ar ne, tas antrasis arba vėlesnis derliaus nuėmimo laikas tose naujos genetikos veislėse duoda didesnį derliaus rezultatą, lyginant su tuo pirmąją pjūtim, ko galbūt, kaip tu Armantai ir klausai, žinai, kad dalis ūkininkų, negali, jeigu pamatė, kai kaimyns išvažiavo į, nežinau, senesnę veislę, lygotesnę arba mažiau prižiūrėtą veislę derlių nuimti, tai ir aš turiu važiuoti ir nuimti tą derlių. Bet čia reikia labai stiprių nervų žmogaus, žinok. Ypač gal pas tai. Arba gero draudimo. Arba labai gero draudimo. Šiaip, tikrai pažįstu mūsų krašte porą ūkių, kurie jau keli metai palieka rapsus ir pjauna ten kvietrugis, senesnis veislės, ankstyvesnis, kviečius ir, net ir man pačiam žiūrint į svetimus tos rapsus stovinčius, vis tiek biški neramu, žinok. Kažkaip, atrodo, ten viskas prie pat, žinai, ten nedidelės krušos reiktų dar kažko ir ten, turim kaip reikiant nuostolius. Bet turbūt gal prie to einama, kad reikės laukti. Aš manau, ir dar noriu dalyką paminėti, šiais metais kolegos mūsų iš Lenkijos, Rapulio, taip pat turi didžiulę ten bazę bandymų, ten testuoja ir azotinės trąšas ir, žodžiu, ką tik nori. Ir tame tarpe vienas iš bandymų buvo, kad padarė kūlimą vėliau. Tai ten pradedant nuo 7 dienų, baigiant iki 21 dienos vėliau, negu kad įprastinis kūlimas. Ir labai įdomu yra tai, kad absoliučiai visose vietovėse vėlesnis kūlimas naujos selekcijos veislėms davė žymiai didesnį derlingumą. Ten nekalbam, nepasakysiu atmintinai, bet ten tikrai apie 0,5 tonos priklausomai nuo vietovės. Tai žinant šitą faktą galvoje, tai nereikėtų labai bijoti ir atidėlioti ir ne to kūlimo ir geriau važiuoti ten, kur jau yra pribrendę. Taip, tą patį ir aš savo ūkininkams sakau, kad jeigu yra ankstyvūs kviečiai, yra veislių neminėsiu, bet yra tikrai ankstyvų veislių, ne? Taip. Tai pirma jas ir tik tada ir rapsus. Jeigu neaugini ankstyvų kviečių, tada turi vėlyvus kviečius, tada turi rinktis ir ankstyvesnį rapsų veislę. Ir tada žiūri, aišku, ant kiek stiprus pas tave vyriški, kad kiek gali laukti. Aš atsakau, čia labai svarbus faktorius, nes čia pamatyti, kaip kaimynas važiuoja ir tau nieko negali daryti. Aplinkui griaudė ir žaibuoja. Tai tikrai čia reikia susikaupti. O kaip, ypač tu, Armantai, gal daugiausiai iš mūsų lankaisi laukuose, ypač ūkiuose, esi arčiau ūkių, kaip manai, esi tiek iš tikrųjų, tas didesnis plotas, aš vėl grįžtu prie ploto, didesnis plotas, tankesnis ėjomaina rapsų, atnešė ir vieną didžiausių problemų, ką tu ir prieš tai buvai minėjęs, ar ne, ten 2012-2014 metai buvo pikiniai vasarinių rapsų auginimo plotai. Ir tuo metu buvo irgi labai didelė problema su to tiesiog žiedinuku nesusitvarkė, tada drastiškai krito vasarinių plotai, pradėjo augti žieminių plotai, ar ne? Ir dabar mes turim tą pačią situaciją, tik su kitu kenkėju, kaip stiebiniu paslėptas straubliu, ar ne? Aišku, nepaisant to, kad pastarieji metai iš tikrųjų, tas, aišku, žalesis kursas, mažėjantis efektyvių pesticidų pasirinkimas, iš tikrųjų, išeina iš registracijos, mažėja efektyvių produktų. Kaip manai šiais metais ūkiams sekėsi susikontroliuoti šitą būtent kenkėją ir problemą? Čia problema yra skaudi ir man, ir ūkininkams dar labiau, nes dar visai atrodo neseniai turėjom tokių produktų kaip Biskaja, Proteusas, Teklopiridas, veikli medžiaga, tikrai, kurie padėjo mums tvarkyti šią problemą. Šiai dienai tų efektyvių, veiksmingų sprendimų trūksta ir gaila, bet turi ūkininkai aukoti savo šeimos laiką, įvardinkim švenčių laiką ir kas per Velykas tą darbą pasidarė. Tas tikrai turės švaresnius stiebus, nebūtinai švarius. Kas nepasidarė, aš atvažiavau po Velykų, pailsėjęs, antrą dieną nuėjom į laukus. Literatūra rašo, kad kopūstinis sėvinis paslėptas straublius maždaug po 10 porų deda kiaušinius, kai pasiporuoja, pasidžiaugia tenais. Esmė ta, kad mes penktadienį su ūkininku buvom tam pačiam lauke, žiūrėjom, vienas kitas, ten nieko nėra. Šeštadienį siunčia nuotrauką ant purkštuvo stiklo, jau penktadienį sakė, ne, vaik, nevažiuosi. Šeštadienį siunčia nuotrauką purkštuvo stiklo, 18 jau važiuoja purkšti, nes supranta, kad jau problema, gaudikliai buvo per tą dieną apie 400, per dieną. Tai sakau, atvažiavom penktadienį pas ūkininką, šeštadienį purkšti, antradienį atvažiavom,
Tai čia 10 dienų nepraėjo, kada pastebėjo mane. Tai jau matom ant stiebų, kad yra vienas kitas. Yra, kur iš viso nieko nepurškia žmonės, tiesiog sako, nėra netenka man efektyvumas, norisi daugiau, nepirkšiu, bus kaip bus. Tai dabar tikrai matom, kad pradeda tas vabalas, sakykim, tos lervutės intensyvėti, seniau buvo biškiai anksčiau, o šiemet kažkodėl vėliau. Tai jau randu stiebų, gražiai padaryto darbelio. Ne, tai faktas, bet turbūt čia ne vieni metai nebuvo taip, kad išvengtume šitos problemos. Bet čia buvo... su pesticidų, efektyvių pesticidų trūkumų dar opėja tas dalykas. Aišku, tos šilumos bangos, tokios kaip šiais metais per tas Velykas, irgi nepadeda. Ne. Jo, ten šast ir per 2 dienas vasarą pasidaro 3 dienom ir paskui vėl atšala, tai blaško ir tą žemdirbį, ir tą jo poilsį švenčių metu ir visa kita, bet čia tokia mūsų ta veikla jau. Mes su žemdirbiais matom, kad seniau mums užtekdavo vieno važiavimo, vieno stipraus sisteminio purškimo ir mes tą problemą spręsdom. 2 pavyzdys lauko dienų, buvom su ūkininkai išvažiavę, 8 pavasariniai purškimai, kontaktiniais plus sisteminiais, bet jie nėra ganėtinai efektyvūs, visas stiebas vis tiek sugriaužtas ir tu matai tik tais, kurią dieną maždaug purškė, kiek yra sveikos vietos toj vietoj. Tai reiškia, kas yra pigiau mūsų ūkininkai, ar išvažiuoti 8 kartus su neefektyviu ir nepasidaryti darbo, ar su 1 kartą su tinkamu produktu. Tai mums biškai šitoje vietoje tikrai skaudu, nes tikrai matom, kad derliaus daugiau saugotum. Faktas. Tai čia, bet kuriuo atveju mes ir iš prekybininko pusės galim drąsiai turbūt tą sakyti, kad norėtume turėti tos efektyvius produktus. Vienas dalykas, kad išspręst problemas pas žemdirbį lauke ar tam pasėlį. Kitas dalykas ir pasiūlyti ir parduoti ir uždirbti iš to produkto. Viskas čia visi to nori. Bet turim, ką turim. Bet jau turbūt gal čia į tą registraciją produktų neįlysim šiandien. Ne, tai faktas, kad ne tas rytis tikrai. Ir jo, iš tikrųjų tų sprendimų mažėja. Bet prie ko aš vedu, būtent vardindams ar ne tas problemas, kad dažnai ir praėjo mūsų ar ne tos lauko dienas grūdo kelias. Ir tikrai ne vieną ūkininką sulaukiau, kaip pasakyti, tokio kaip ir klausimo arba abejonės išreikštos. Tai vis tiek, ar ne, jūs čia kasmet pristatot naujas veislės, kurios ten potencialų yra tikrai didesnės, geresnės, bet iš esmės, kaip ir gaunu, kaip ir naudoju tą pačią technologiją, arba ten ir kažkokius gal produktus, ar ten pamaitinu geriau, bet iš esmės gaunu vis tiek tas pačias ten 2,5–3 tonas, kur tos 4–5 tonos. Ir dar klausimas, kur tos tonos tiek, kiek pas jūs bandymuose būna, ne? Ai, visada taip. Visai keliuose kvadratiniuose metruose. Kodėl, sako, pas mane nėra iš 50 hektarų ploto tų 6 tonų ten, kaip pas jūs yra tam kvadratinė metre. Jo, iš tikrųjų, tai čia tas taip, tai aišku, kad plotai visai kiti. Per gamybą tas derlius atsiskiedž, bet pati esmė, prie ko aš lenkiu, kad tų problemų kasmet daugėja ir daugėja, aišku, ir tik iš technologinės pusės, iš ūkininkavimo, galbūt verslo perspektyvos, dėl to, kad nežiūrima į sėjomainą ir visą kitą. Iš esmės veislės tobulėja ir tą mes matom, ar ne, ir Europos mastu mes tą matom, ir duomenys tą rodo, kad ir paskutinė ataskaita išėjusi iš Eurostato, kad kasmetinis derliaus priedas, kurį mes gaunam visoje Europoje, ar ne, ir yra būtent selekcijos dėka, ateinantis per selekciją ir šiandien dienai, ar ne, įvertinus ar ne technologijų naudą arba priedą versus šitą selekcijos, tai vien selekcija nulėmė 6% kasmetinio derliaus augimą. Tai aš tą vertinu labai stipriai ir galbūt reikėtų suprasti, kad augindami dabartinės veislės mes turim džiaugtis, ką ir seniai jau iš tikrųjų iš selekcininkų ir iš buvusių kolegų esu girdėjęs, kad mes turėsim susitaikyti su tą idėją, kad naujos veislės padės išlaikyti tas 3–3,5 tonos, kaip čia, geruose ūkiuose, suprantančiuose, kad dar ir taikančius plačią sėjomainą, gaus ir tas 4 ir 5 tonas, kurios tikrai intensyviai žiūrės ir tikslingai viską atliks. Tai ta selekcija šiandien dienai tikrai užim tikrai reikšmingą vietą ir manau, kad ūkiai turėtų suprasti, kad tas naujos veislės pasirinkimas, aišku, turi būti atsakingas. Dėl to mes kaip Dotnuva, ar ne, kartu kaip su Linas Agro investuojame į tos mažuosius, tiksliuosius bandymus, kasmet jų įrengiam daugiau tam, kad pamatyti tą selekcinę naudą, kuris ten tą mamą ar tėtis atnešė tą geriausią vaiką į mūsų tą krepšelį. Tai va taip ir atsirado, aišku, šiandien dienai tas mūsų Janošas, ar ne, kaip naujiena žieminių rapsų veislė, kur pamatėm per eilę metų tą perspektyvą.
Ir kažkaip vat, bandysim judėti vat, pirmin. Bet aš manau, kad didžioji dalis mūsų partnerių, klientų, bendraminčių jau supranta tą ir tos veislės naujosios priimamos su laukimu tokiu. Tikrai laukia žmonės naujų veislių, kad išgirst, pamatyt, kodėl jis gera, kodėl ją verta auginti ir tikrai žmonės bando. Tai aišku, tik tais vienintelis baisus dalykas, kad dalis yra, kur ir savo taukinę sieja. Yra. Ir kas baisiausia, tie, kurie augina tą savo ūkinę, tikrai pažįstu ne vieną. Bet sako, žiūrėk, aš kitaip nieko ten negaunu, viskas pas mane gerai. Kiek rizikos yra, ta prasme, kurią dieną gali nudegti. Aš sakiau, vieną dieną jūs nudegsit, susprogs kažkas ten. Bet... Aš manau, kad niekas nesidalina blogom istorijom, tik gerom pasidžiaugia. Čia irgi tiesa. Irgi tiesa, bet jo, netgi tokiu atveju greičiausiai, kai ir blogai, vis tiek jie pasakys, nebuvo tai blogai. Aš matau biškai kitaip. Ūkininkai tikrai tas naujoves priima, jie labai laukia, mane biškai tai gąsdina, jeigu tikrai truputėlį, gal reikėtų teisingai užšnekėti. Tai aš sakau ūkininkams, jeigu tu nori derliaus daugiau, turi standartinę technologinę, standartinę veislę, tai tu pasiimk patį derlingiausią ateinančią lauką, kur bus rapsai, ir siek tą veislę. Bet augink ją taip, kaip reikalauja veislė. Ne taip, kaip reikalauja tavo standartinė, nes jeigu pasiėmė ankstyvą veislę ir vėlyvą, žinoma, ateina sklerotinio meto purškimas, tvarkymas. Jeigu tu purkši vienodų metu, ankstyvą ir vėlyvą, bus blogai. Nes ankstyvą pataikysi, o vėlyvą nepataikysi. Ir tau nesubirės. Išvažiuosi kult ankstyvą, nusikulsi ankstyvą, sakys, ką aš čia lauksiu, važiuojam ir į vėlyvą. Čia bus nedabrendė. Gausi per 2 vietas, kaip sakau, nedadarai. Tai aš jau stengiuosi akcentuoti ūkininkams, jeigu nori taip daryti, aš nesu prieš, bet jeigu nori tai daryti, nes ūkininkas turi naudą turėti. Ne bandymams susiminėti. Bandymams yra belekiek įmonių, daro tus bandymus. Tu darai gamybinį rimtą bandymą, pasiėmi savo standartinę veislę, tada norimą veislę ir ją augink taip, kaip reikia. Jeigu gausiu daugiau, žinai kaip auginti. Negausiu daugiau, pasilik prie standartų. Tai yra paprasta. Ir šiai dienai taip ūkininkai nedaro. Tiek istorijų išgirstu, atvažiuoju į lauką. Ne iš mano, kaip sakyti, kuruojamos ryties, bet iš aplinkinių, sakykim, pasiūlė, paklausė, gal gali padėti. Atvažiuok, sako, padėk, kažkas nesigauna. Tai kaip daktaras, agronomas yra kaip daktaras. Gerai, jeigu pas daktarą ateina, sako, man skauda, pasako viską. Ir pasako, kur skauda. Jo, o tu turi išklausk. Atvažiuoju, matai, kad rapsas neauga. Kas yra pavasarį, žinai. Žiūri, vaikštai, šiaudai, gerai. Kas augo? Kviečiai augo. Gerai, sakau, kokia veislė? Skagen. Kada sėta skagen? Nu tai vėlai. Kodėl vėlai? Nu tai nespėjau. Ten vos nespalį. Jeigu spalį sėjai, kuli vėliau. Jeigu skageną išvažiavai augimo reguliuoti, sakykime, ne? Sukės standartinė veislė, nepataikai. Skagenas užgulo. Užgulis į lauką, kuli paskutinį. Užgulus į lauką, nukulęs paskutinį. Sėjai paskutinį. Užburtas ratas. Tai sakau, geriau žinot, ką darai, negu tas klaidas kartuoti vis metai iš metų. Ir pavasarį, jeigu rapsų rudens neužauginai, tai pavasarį tu nedagydysi. Rudenį suformuoji rapsą, pavasarį tik priežiūros darbai. O kitu atveju aš nesuprantu tokių ūkininkavimo sistemų. Tai sakau, aš už naujoves, tik tai reikia suprasti, ką darai. Labai man patiko tavo idėja, kad tikrai gal ūkininko kieme ne vieta eksperimentuota, nes veislėm, sakykime, dar kažko tikrai žemdirbys dirba. Aišku, didžioji dalis turbūt dirbam dėl to, kad malonus, ne tas darbas. Ir čia turbūt kiekvieno yra, bet ką dirbančių žmogaus yra svajonė, kad daryti tai, kas tau malonu, ne. Tai tas žemdirbys, jam greičiausiai malonu daryti tą darbą, jis daro, bet ar jam eksperimentuoti reikia savo laukuose? Turbūt mažiausiai reikia to, bet labai norėtųsi, kad ir patikėtų tie žemdirbiai visi ir mumis, ir galų galia konkurentais, ne, kurie daro tos tyrimus, kurie tyria, kad pasitikėjimo. O šiaip to pasitikėjimo kartai iš tose vietose būna toks, ten jūs padarėte taip, kaip reikėjo. Žinai. Tai ir turbūt neklysiu atsakydamas, ne, taip reaguoja taip. Bet čia yra, visi suprantam, tai yra verslas. Didelis verslas. Su vienu sprendimu gali netekti derlius. Realiai, jeigu ne tą kažką pasakys ūkininkas, gali ne tą įdėti. Sumaišys raidės. Ne, bet kas baisiausia, žiūrėkim, mes nepasitikim kažkokią tai kompaniją, ne, kuri daro tyrimus, bet galų gale pats paėmė ir pasėja savo liniją, kokią nors ten ūkinę sėklą. Tai ar čia, žinai, aš nepasitikiu, nes jau mane apgaus, nors paimus save kartais apgauna, ne? Tai va aš kartais galvoju, nafig, ir jau paskui mes jau nuo pats pasėjimo padarom klaidą. Ir paskui tikimės kažkaip čia tas 5 tonas užauginti. Tuo reikia kažko nurašyti. Tai sąlygos, agronomas blogas, konsultantas, sėkla bloga. Oras galų gale blogas. Žinokit, per tiek metų, kiek čia toj selekcijoje 8 sezonus dabar bus vien tik darbė su veislėm, tai suprantu vieną, kad atein kulimo mets ir nesvarbu, kada siejau, ką dariau,
kaip dariau, Veislė ką bloga. naudojau. Apgavo. Bloga veislė. Šūdą pardavė. Na, prasme, tai ką va šito auginau. Bet dažniausiai būna taip, kad ką laiku pasėja, kaip sakai, varapsai, jeigu pasėja laiku, užaugina, tas subirėja tikrai gerai ir patenkina ūkininką lūkesčius. O jeigu dar ir nukūrė laiku tinkamą veislę, tai iš vis gerai. Bet čia reikia akcentuoti. Aš matau, kad Lietuvoje yra nemažai, sakykime, agronomų vadybininkų. Bet specialistų darbiškai norėtų daugiau. Tikrai sutinku jų, bet jų neužtenka. Tiesiog neparuošia mūsų mokslo švietimo įstaigos pakankamai ekspertų, taip įvardim, ko ūkininkai nori. Nes kiekvienas ūkininkas nori, kad važiuotų pas jį į kiemą, už jį daugiau žinantis, kuris 100% garantuoja sprendimą, 100% pasiima atsakomybę. Reiškia, kai tu žiūri ir matai žmogų, jisai gal bus geriau, blogiau nebus, tai jis nepasitikė tokio. Jeigu sakai, žinau, garantuoju, darėm, bus gerai, tai tada ūkininkas ir daro. Tai kalbant dabiškai apie technologinius dalykus, kaip sakau, rapsą turi žinot, kaip auginti, ne? Negali tiesiog bet ką daryti. Tai mes daug ką padarę esam, praktiškai ką mes darom, tai yra iš rudens viską padarom, pavasarį gali daug ką paklysti, bet iš rudens padarom. Ką mes matom dar, ne? Sakėt, veislės yra ten atsparesnės, tolerantiškesnės. Mažai kas kalba, ypač agronomų tarpe, kad su piktžolėm mes atsinešam didžiulę dalį problemų. Nu, pavyzdžiui, rapsas yra bastutinis, ne? Mes turim mokslininkus, kurie mums rekomenduoja sėti tarpinius augalus. Garstyčios, ridikai, fitosanitarinės sąlygos. Pasižiūrėkit, kiek rapsų plotų noris pasėti tokiems. Nu. Tada žiūrim toliau. Tai gerai, be šitų augalų, kurie tarpinius įsėjom dar, ne? Dar mes turim tokius augalus dirvinė čiužutė, trikertė žvaginė, dirvinis ridikas arba ūkiškai svėrė, garstukas. Dar blogiau turim barbarytės lauke. Kuo daugiau mes šitų rapsų sėjom, tuo daugiau ir šitų piktžolių turim, nes jos giminingos sunkiau tvarkosi. Tai jeigu pasižiūri lauką nukūlės, kas ant jų gyvena, tai yra visi amarai, kokie supranti, skydblakės įvairias rumboblakės. Ir ką jūs galvojat? Tai mes ir platinam, kiekvienas skydblakė arba amaras įsiplatina ir ligas. Tai mes per tas sėjomainas tik prisikuriam problemų, kad, sakau, mums reikia sistematiškai. Per visą sėjomainą naikinti sistematiškai. Skirtingos veiklios medžiagos, herbicidų, fungicidų, insekticidų, tada mes tvarkom kažką. O jeigu, sakau, ateini šiandien, ką darom, šiandien reikia spręsti problemą, tai taip nesidaro. Tai yra tiesiog, nu, ne priežasties gydymas, o pasiekmės. Kai šoviai nuo galvos skausmo aspirino tabletę ar ten ibumetina ir viskas gerai, o realiai problemos neįsprendė. Tai reikėtų truputėlį kitaip žiūrėti, kaip sakau, šitą visą sistemą. Nu, čia, nu jo, kaip ir penktadienį buvau irgi sulaukęs skambučio, kai, sakai, aspiriną ūkininkai panaudoja, pamatė, kad kai kur sėja žieminius kviečius, ir girdėjau irgi pas jumis, ne Pietų Lietuvoje ypač daug peržiemojusių vasarojaus, ar ne yra. Tai tiek pavasariniai miežiai peržiemoja, tiek, nu, sakykime, tie patys kviečiai ir kas norėjo išsivalyti tuos laukus, irgi pasinaudoja produktus, kurie, nu, dalinai mažin, kaip sakytų, nu, pabirų, nu, arba kitų augalų. Ir jau tokiuose laukuose tu nenori, tu turėsi, nu, buvo suplanuoti jie rapsai, bet tuo metu, kada galvoja, kad panaudotą produktą reikia, kad sumažina esamą problemą, nu tiesiog dabar turės rinktis konkrečią veislę šiuo atveju, nu, tu prasme, celo, nes visa kita, nu, normalus rapsas bus jisai stresuos prieš tą veiklę medžiagą. Tai... Jo, miežių yra stipriai peržimusių ir yra tokių vietų, kur, nu, žinomi laukai, kur kada netgi buvo rudeniniai rimai daryti. Turiu pavyzdį, artą ganėtinai anksti, paskui užėjo lietingas laikotarpis, ten nežinau, gal 2 savaitės rudenį čia neėjo į artą. Ir paskui po 2 savaičių vėl toliau tas laukas užartas. Ten, kur vėliau artas, nespėjo tie miežiai išlįsti. Viskas tvarkoja, ten iš tikrųjų viskas gerai, o čia kur anksti artas. Sugebėjo per tas vagas užverstas, kažkiek dar jų išlįsti ir šitą pavasarį tas laukas gali va net pasakyti, kada artas. Va. Ir sakau, tokių bandymų irgi žmogus prisidaro be netyčia darydamas. Dirbdamas savo darbą, bandymas padarai bandymų. Tai Armantai labai gerai palėtė į tą su naujom veislėm iš tikrųjų, kad jo, ūkininkai ten, nu, pakankamai nori ir patys drąsus, nu, rinktis tas naujas veislės, bet kaip ir tu sakei, reikia jas šiek tiek, nu, auginti kitaip, nes nu, jos tiesiog skiriasi savo savybėm ir auginti pagal kitokią technologiją. Ir tą aš tikrai irgi matau kaip specialistas, ar ne, kaip šios ryties. Man tie rapsai aplamai man labai patinka kaip augalas. Ir nu, kokias tu tendencijas matai savuose rapul bandymuose Antanina? Kas darosi tom naujom veislėm, į kokias tas savybės labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį ūkininkams, ir, nu, kada sėti ir kaip ten ką daryti su jom? Tai
kas liečia iš mūsų kaip selekcininkų pusės, tai yra daug savybių, kurios yra tikrai svarbios, bet yra keltas, kurios ypač svarbios mūsų klimatiniam sąlygom. Tai būtent iš tas reikėtų labiausiai akcentuotis. Tai kaip ir minėjau, kas liečia iš naujosios selekcijos, tai labai svarbu, kad pati veislė pati iš savęs būtų sveika, kad būtų adaptyvi įvairiom klimatiniam sąlygom, kurių per šį, ypač praėjusią sezoną, ūkininkai tikrai gavo nuo iki. Tai būtent tas adaptyvumas, ar ne, tiek šalnoms, tiek sausroms, tiek ligoms, kaip ir minėjau. Taip pat savybė prisitaikyti ir prie tų vėlyvų ligų, plus, ar ne, kad neišgultų. Tas irgi labai svarbu, nes kas iš to, kad kaip ir minėjot, ar ne, kad ateini į lauką, bet ten išgulės. Tai iš karto jau derliaus minusas iš karto yra savami suprantamas, nepaisant to, kiek bandymuose privačiuose, ar ne, ar tai oficialiuose bandymuose su Boru, Lenkijos ar mūsų Lietuvos, atrodo, ar ne, kad ten derlius iki debesų, bet jinai yra, neturi to stabilumo, nėra ūkininkas tikras, kad ką pasėjo, tą ir nupjaus. Tai būtent tas yra labai svarbu. Ir ant viršaus dar norėčiau paminėti, šiais metais Lietuvoje tos problemos buvo labai nedaug palyginus su mūsų kaimyniniam šalim, tačiau taip pat yra svarbus dalykas, kad veislė būtų ženkentiška, kad jinai nebūtų, ar ne, pati pirmoji, kuri peršąla ir nieko neranda, nes turbūt viena didžiausia koreliacijų yra tarp veislės savybės peržiemoti ir derlingumo. Tai čia tikrai be abejo. Tai iš mano pozicijos tai tie yra patys svarbiausi aspektai ir kartais, kai lygini veislės, ar ne, ir iš mūsų pusės, kas būtų įdomu ūkininkams, mūsų partneriams, pasižiūri tuos gražius ženkliukus, ar ne, ten Turnipylo virus, Porchedering, ar ne, Ropė geltos virusas šiuo atveju, atsparumas ankštro atidarimo, ar ten fomozijai, ten jos visos gražiai atrodo, bet kai jas pamatai laukuose, kai pamatai, kaip atrodo jos pasėtos, kaip jos reaguoja tas stresinės situacijas, tai labai gražiai jos ir išsifiltruoja. Tai kartais nereikia to sekti, būtent tų ženkliukų, reikia sekti tą, ką mes matom iš savo pačių patirties ir kaip jos yra adaptyvios mūsų klimatiniam sąlygom. Bet daugiausiai vis tiek tas sekimas, N metų tokia klišė yra apie veislę užduodami, kai renkasi veislė žmogus, žemgentiškumas, derlingumas ir ankstyvumas. 3 tokie dalykai. Tuos atsakai klausimus, tada žmogus jau pradeda spręsti, ar čia jam tinka ar netinka. Bet tų dedamųjų, tai apie veislę kalbant, tai krūva. Nežinau, kaip kolegai su savo žemdirbiais tenais. Ir kiek atkreipia dėmesį į tuos visus ženkliukus gražius ir tuos 3 kertinius dalykus. Pas mus iš ūkininkų pusės palieskim, truputėlį yra kitaip. Kaip sakiau, rapsą turi suprasti, kaip auginti, negali labai įsikalinėti. Tai rudenį yra tam tikri terminai, ne, kada reikia sėti. Tai mums esmė, kad rudenį rapsas neperauktų, kad jisai nevarytų iki ten nežinau ko. Jis turi turėti kogelį, kad jisai eitų link žemės, kuo labiau prispaustas. Mums reikia to. Rudenis, matom, yra šiltesni, žiemos nebe žiemos pas mus, žiemos yra lietingos pasidarė. Turim pavasarius, nebe tokius kaip seniau, kai sniegas nusileisdavo. Dabar mes turim minusą ant pliuko lauko ir dar vandens, labai nudegina. Tai mes žiūrime tą, tada ateina sausas laikotarpis, reikia šaknyno. Tai mes labai žiūrime veislės, kurios yra stabilesnės ūkio sąlygomis ir regiono sąlygomis. Tai pirmiausiai tą. Ir jeigu nėra stabilumo, mes, kai pasijai vieną veislę, pavyzdžiui, būna pasibaigė veislė, pasiėmė kažką kitą, nes pritrūksta maišelio. Ir būna laukas ilgas, ir būna ir smėlio, ir durpės, ir molio, ir kaip pasijai tiesiai per visą lauką, kumbainė, tai sėdi vis tiek, būna sezono galas, važiuojam į laukus, pasėdi. Ir tu matai, derlinga veislė, ant molio ten kumbainas neturzgė, ant smėlio važiuoja, kaip ir, žinai, tuščia, aiškiai nėra. Ir turi net nuotraukyčių, kaip nukirsta lygią liniją, ir tu matai, labai derlinga veislė ant smėlio labai prastai, o kur netokia derlinga, bet stabili, ant smėlio yra gerai. Ko ūkininkui reikia? Kiekvieną metą, kad į jo kišenę grįžtų daugiau negu įdėjo. Tai yra verslo pagrindas. Čia irgi su šituo sutikčiau, nes mes Šakių rajone turim irgi ten tų smėlių, prie tų pačių lekėčių, yra smėlingų vietų. Tai neminėsiu tos veislės, bet sena veislė, kuri pas mus gal net buvo per ilgą užsibuvus, to prasme, turim ūkininkų, kurie ant tų smėlių tik tos reikia. Jinais tikrai neturi ten jokio rimto potencialo, nekalbėkim apie naujausias veislės, ten nėra ką lyginti. Viskas natūralu, žinai. Bet sako, mums ten užauga. Perkam ją, mes sako, ganėtinai nebrangiai.
hybridinė veislė visą kitą, bet sako, mums ten vos negeriau užaugo negu tos visus didelių potencialų veislės. Jo, ir taip yra, tikrai yra taip, tokiu atveju. O taip. Kad ant tos mėlio šiaip neužaugo, tai čia normalu. Taip, bet sakau, labai svarbu žiūrėti, mes auginam ne kultūrą žeminius rapsus, auginam veislę. Konkrečią veislę ir turi žinoti jos kertinius dalykus. Bet kalbant apie tą stabilumą, kaip sakai, reikia stabilumo, tai tada galima iš tavo žodžių suprast, kad renkate senas veislės, nes jos jau ilgai augintos, išsiaiškintos ir jau žino tada, kada stabilumas ir tarkim Janušas, ne dabar sakys, jau neįstabilius veislių sąrašą gali būti trauktas, nes dar per mažai laiko paauginta. Viską, kaip sakiau, mes nebijom bandyti, bandome, žiūrimės, jeigu mums tiks ar, nežinau, matysim, jeigu tinkama veislė, išmokstam auginti, tada ateina. Mes nesam tokie, kad 100 hektarų rapsų, vieną metą šitą veislę, kitą metą kitą veislę. Tai netvaru, nestabilu, mums to nereikia. Šiandien ryte, tarp kitko, su vienu žemdirbiu kalbėjau telefonu, tai jis apie kviečių veislės pradėjo klausti. Tai aš paminėjau mūsų nidą. Nu, čia tik sentimentai man kažkokie, man tinka ten ta nida, visa kita, man gražiai jinai atrodo. Tai jisai sako, o čia ilgai jau jie augina, visi žinai. Ne, dar neilgai. Aha, tai tegul dar kiti paeksperimentuoja, aš vėliau. Sako, nebijok, jau turi ir pats, jau šiais metais tikrai turėsim, ne taip kaip pernai, ne ten realiai bandymuose ir nedideliuose plotuose. O šiais metais tai jau per visą Lietuvą gan plačiai tą veislę auginama ir jau sakau, po šių metų tikrai galėsi apsispręsti lengva ranka. Šiemet yra puikus metai fungicidiniams purškimams pamatyti. Labai matysis ūkininkų sprendimai, vadybos sprendimai, nes turim ir šiltą, ir drėgną, rasos ir tais belia kokio dydžio, tai protrūkio ir intensyvumų lygų bus topiniai. Tai labai išryškėja veislės, mes turim veislių, kurios labai gražiai atrodo, gaila jų Lietuvoje nustojo platinti kai kurie žmonės, mes juos auginam ir kaip pasilyginę su šalia esančiam derlingom veislėm, tai lapai atrodo visiškai kitokie. Labai skirtingi dalykai yra veislės ir šiemet taip puikiai ryškėja. Džiaugiuosi dėl tokių metų. Ačiū tokių metų. Aš kaip sakiau, praeitą trečiadienį, man atrodo, lankiausi Plungės veislių tyrimų stoty. Kaip tik labiausiai mėgstu vertinti veislės, atsirinkinėti veislės pagal ligoninės pakartojimą, tą vadinamą 5 pakartojimą, kur nenaudoti fungicidą ir kur yra naudota būtent tos veislių tyrimų stoties technologija. Tai va, pritarsiu Armantui, tą patį ir savo postą rašiau, kad iš esmės šie metai yra puikus visų veislių atrankai, ta prasme, kad tu gali atrinkti veislę pagal sveikatingumą ir tą galutinį derliaus rezultatą, pagal visus inputus ir sąnaudas, tą tinkamiausią variantą. Tai manau, čia visiems, kaip tu sakai, ne tik fungicidams išbandyti ir įsivertinti jų efektyvumą, bet ir mums kaip veislių atrinkinėtojams ir įsivertinti, kuri čia yra perspektyviausia ir galbūt tinkamiausia, nes ne visi metai būna tokie palankus. Aš galvoju, dar vienas kirba man klausimas. Dažnai užduoda mūsų partneriai, ūkininkai, klientai klausimą, kodėl išima tam tikras veislės, kurios rinkoje stabilios. Kalbama, ne? Galima ten turbūt ir net ir gal ir veislė net būtų įvardyti. Bet, žinai, gera veislė tinkanti ir prekybui buvo paklausi, viskas okei. Bet ima ir selekcininkai kažkodėl tai nustoja daugyti, išima iš prekybos. Kur čia paslėpta? Čia kažkas šalia atsiras naujo įspūdingiau ar aš kartais galvoju, kam griauti, jeigu yra neblogai visai pastatyta? Iš tikrųjų, vieno atsakymo iš tą klausimą nėra, dar labai priklausoma apie kokį būtent augalą ar ne kalbam. Na, šituo atveju aš galvoju, turiu žieminius kviečius. Žieminius kviečius. Iš tikrųjų, būna ir iš selekcininkų pusės, ar ne, kad nesiseka su gamyba, pavyzdžiui. Ar ten, tarkim, apie pupas labai turi gerą pavyzdį šių metų, ar ne, kad mes žinom, kad kai kurios veislės, ar ne, greit artimoje ateityje ir nebus tiesiog nebepasiekiamos, nes tiesiog iš selekcininkų pusės gaunasi neproduktyvu, nes visas darbas yra įdėtas, bet kai reikia ar ne paleisti mums, tiesiog nepraeina pagal daigumą ar dar kažkas tokio. Tai dėl to yra nusprendžiama, kokia kita veislė galėtų užimti šitos vietą. Nepaisant to, kad pas mus ar ne, jinai labai gerai pasiteisino. Tai manau, lygiai labai panašiai yra iš javų pusės iš tikrųjų. O kas liečia, dar grįžtant prie tos pačios tematikos, ar ne, prie kaip ta nauja veislė, kaip pasitikėt, tai
manau, visi čia susirinkę žiūri ne tik Lietuvos bandymas, bet taip pat užmeta akį, kas darosi ir aplinkui. Tai galima suprasti, kada selekcininkas žiūri į veislę tikrai labai rimtai, tuomet, kai veislė atsiduria ne tik tais ar ne kažkokio vienoje ar kitoje šalyje, bet kai yra testavimas jos ar ne iš pirmo iš mūsų selekcininkų pusės pakankamai platus. Taip būtent kalbant apie veislę Januš, Robertas man turbūt pritars ir padės, kad mes žinom, kad pernai metais buvo šita veislė testuota Rapul privačiuose mūsų vadinamuose skryningų bandymuose, oficialiuose bandymuose, gamybiniuose bandymuose, praktiškai visoje Europoje. Ir imant ar ne viską kartu sudėjus gausi ten daugiau negu 100 bandymų, tai mes žinom, kad daugiau negu 80% iš jų, kur buvo imtas derlius, derlingumas buvo daugiau negu 100% santykinio derlingumo. Tai parodo, kiek veislė yra adaptyvi. Ir turint omenyje šitos skaičius, mes galim pasitikėti ir suprast, kad tai nebus ir ne vienų metų scenarius, kad tai nebus tai kažkokia konkrečia ir ne šaliai skirta veislė ir kad jinai bus maža. Ir taip pat galima ar netikėti, kad jinai neužsidarys kitais metais. Bet vis tiek aš darysiu spaudimą. Gerai, viskas atsakyta, kaip pasitikėti, bet kodėl išimamos tos geros veislės? Nu, kaip pasakius, pavyzdžiui, turim ar ne dominatorių, nieks jo neketina išimti ir jisai gražiai eis toliau ir parsiduos pats už save. Neteigiu, kad visas išima jas, bet yra tikrai gerų veislių, ir man dažnai užduoda klausimus, tikrai tie žemdirbėjai, aš ne dėl to, kad savo kažkokį žingeidumą patenkinti, bet dėl to, kad susiduriu su tais klausimais. Sako, blemba, viskas buvo gerai, žinai, ir išėmė. Va, tai čia aš nežinau, gal mums reikia džiaugtis, kad išėmė ir sulauksim tuoj pat kažko labai gero, stabilaus ir patikimo. Ar tik tai iš čia paliūdėti ir peržegnuoti. Visą laiką uždaro su perspektyva. Su perspektyva. Kažkas geriau ateis, reikia tikėtis optimistiškai. Ką aš gal papildysiu šitą Antaniną, dėl ko taip nutinka. Tai yra pirms pagrindas dažniausiai, kad, sakykime, kartai, kaip sakai, įvyks klaida arba nepavyks padauginti pirminių linijų. Ir tada vertin visos Europos mastu. Ta prasme, ar verta įdėti vėl darbą, sukurti tėtį, mamą per naują, ta prasme, tas linijas, kurios turėtum sujungti ir gauti iš tikrųjų tą veislę, kurią ir vėl kurti aukštas reprodukcijas tam, kad ateitų iki mūsų, vėl mes galėtumėm pirkti, dauginti ir visą kitą. Tai visas tas kelias yra pasveriams ir vertinams ekonomiškai. Jeigu tai yra nišinė, šiuo atveju dažniausiai išimamas nišinės, jeigu tai yra Europoje labai plati veislė, jos tikrai neuždarinėja taip paprastai, dažniausiai uždarinėja senesnės, kurios tiesiog traukiasi visoje Europoje, nieks jų nebeaugin, nors ūkių lygmenį gal kaip ir šiuo atveju ar ne, dar tikrai pasisekusios veislės ir tikrai ūkiai nenori atsisakyti, bet bendraja prasme Europoje jos tampa labai mažas. Ir selekcininkui jas išlaikyti, ten padauginti 1 toną ar ten 2 tonas visiškai nebenaudinga. Iš gamybinės pusės jos nebeįmanoma. Supratau. Tai jeigu būtume, pavyzdžiui, didesnė Lietuva, ne kokius 5 kartus, tai jau mūsų plotai didesnė būtų ir gal ir sugebėtume išlaikyti, ne tą veislę. Mes augintume kitiems. Būtų senuoja LDK, žinai. Ir galimas dalykas yra ir apie tos pačius rapsus kalbant. Robertas minėjo, kad 67% priklauso ten nuo selekcijos, ar ne, kad derlingumas, kas turi įtaką. O imant kiek konkrečiai derlingumo, tai kiekvienais metais prisideda prie naujų veislių apie 1,1–1,2 derlingumo. Tai tiesiog ir neimant iš ūkininko perspektyvos, jeigu mes kažkokias turim ar ne problemas, ar ne problemas, tiesiog ir ne yra sena veislė versus nauja veislė, tai visada nauja bus iš to paties genetinio potencialo, jinai yra derlingesnė. Tiesiog. Tai labai gailėti ir aštrų lieti nereikėtų, nes visada bus kažkas geriau. Kartais pyks vis tiek man. Kaip sako, pripratimas ar ne? Pripratimas baisus dalykas. Aš vis tiek, žinokit, nors jau Antanina įvardina savybės, Armans, ten ką reikia padaryti rapsai, visą kitą, bet vis tiek noriu grįžti prie tos tematikas, vis dėlto į ką ūkininkai turėtų atkreipti dėmesį, renkantis šių metų veislės arba aplamai, nebūtinai, kaip tu sakai, mūsų pristatomas naujas ar konkurentinės, kad jie suprastų tą tendenciją būtent žeminių rapsų veislių ateinančių naujų, kad jos yra augesnės. Ir kaip tu užsiminė, Antanina, ar ne, apie svarbu, kad būtų žiemkentiška, pavyzdžiui, vertinant šių metų tos vadinamus tiksliuosius bandymus, veislių tyrimus, ar ne, Lietuvoje, mes visi matom tą pačią tendenciją, ar ne, gal Giedrius Armans nebuvo tose stotyse, bet
Buvai, ne? Matėjai, ar ne, tam pačiam Kaune, ar ne? 5 pakartojimas, kur nenaudoti augimo reguliatoriai, nenaudoti bet kokie fungicidai rudenį, praktiškai daugumoje veislių yra tuščia, visiškai nėra. Tik lėto vystimosi veislės, lėto augumo veislės yra išlikusios, daugiau mažiau. Ir vat, tą ir parodo iš tikrųjų, kad tai nėra nežemojimo klausimas, bet tai yra to, kaip čia, sugebėjimo žinoti, ką panaudoti, kada panaudoti konkrečioj veisliai, kad tas žiemojimas būtų geras. Nes tendencija, tu man pritarsi, Antaniną, ar ne, nesvarbu, ar tai yra pūlio selekcija, ar tai yra kitų selekcininkų naujos veislės. Bendrai žieminių rapsų selekcija eina ta tendencija, kad veislės bus tik augesnės. Naujesnės veislės bus augesnės iš rudens, to tikslesnio produktų panaudojimo jau reikės vis labiau eiti, kaip sakyti, naudoti tiksliau ir tada, kada reikia. Ne taip, kaip ten dabar 6 lapai, važiuojam su mažiausiai efektyvumą turinčia veiklia medžiaga produktų ir tikimės sukontroliuoti augimą. Ir padarom vieną kartą ir turim, nežinau, iššutimą arba tuščią lauką pavasarį. Tai vat... Reikės prie kiekvienos veislės lapuką tą technologijos dėti. Iš esmės mes, aš ūkininkams įvardėjim, jau šiais metais pradėjau ir kitais metais yra veisliai ir ją auginam taip, yra veisliai auginam taip. Ir negalima susipažinti, kas jai tinka ir kada patinka. Tai va, nauja idėja. Ir technologiją surašyti reikia ant lapukų prie veislės. Būna tas vienas jau, būna tas lapukas su daigumai, su viskuo, tai prie to pačiu dar vieną lapelį. Vadybininkų numeris, eksperto kreipkis. Jau produktai rekomendacijos galite rinktis tą. Tai čia Robertas galės dėdėti. Ant maišo tą lapelę, ne? Kiekvieną maišą. Taip, kuris čia tas sandėlį būsit ir kuris klijuosi tą lapelę? Mes nepažįstame šito klausimą. Okei, suprasta iš tos pusės. Tai vis tiek, manau, čia tų daug dalykų palėtėm. Tai suprantam, ar ne, kad iš paskutinės dalies tikriausiai, kad vis tiek ūkininkai svarbiausia yra ne renkantis veislę, tai yra patikimums, ar ne, gauti tą stabilų derlių. Tikėtis, kad ta nauja ateinanti selekcija mums duos bent kasmetinę, apie bent 1% derliaus priedą, ar ne, būtent per tą sveikatingumą, nors problemas iš esmės tikrai laukose nemažėjo, o didėja. Tiek dėl, sakykim, tos griūvančios sėjomainos, nors kai kurie ūkiai tikrai, nesakau, kad visi, bet kai kurie tikrai tą pradėjo suprasti ir daro tą, kaip sakyti, teigiamą pokytį. Ir aišku, galtiniam rezultate mes skaičiuojam tos viščiukus rudenį, ne tą derlių. Tai ūkininkų visada tą užtikrintą derlių gauti reikia, derlingumą pasiekti norisi. Kuo jis didesnis, tuo geriau. O tą, manau, galim padaryti su naujesnė selekcija. O kaip tą riziką skaidyti, jau tiek tu Harmantai minėjai, ar ne? Ir manau, man irgi likę kolegos pritarsit, kad vis tiek, kaip sakyti, pranašas vienas nebūsi, taip ir su veisle. Viena veislė, kaip sakyti, visų problemų neišspręs. tą riziką reikia skaidyti, kaip turiu minėjai, ar ne, reikia vienos ankstyvesnės kviečių veislės, jeigu norint, kaip sakyti, nevažiuoti tas vėlyvas žieminių rapsų veislės derlių nusimti. Tai tiesiog tą riziką skaidykim, rinkimės 2-3 veislės, ar tai kviečių, ar rapsų, žiūrėkim, kada mes siejam, kokių priemonių reikės, kokiu tankumu siesit, nes irgi tikrai matau ūkius ir manau, Armans lygiai taip pat mato ūkiuose ir tu, Giedriau. Ir šiemet tikrai mačiau, kad ūkiai tikrai turi didelį tankumą ir per tai, manau, derliaus tiesiog nedagaus. Tai tas kiekvienas technologinis niuansas yra tikrai svarbus ir aišku, jis priklauso nuo tų vietinių sąlygų, kada tai daroma, kokia technika tai daroma. Viskam reikia preciziškumo ir to tikslumo. Aš tai palinkėčiau turbūt kiekvienam, kad pasitikėtų tais ekspertais, kurių gal kartais ir atrodo trūksta, bet dažniausiai tie ekspertai, kurie prekiauja arba patarinėja apie tam tikrus dalykus, jie vis tiek turi kažkokią patirtį, turi bandymus kolegų ar dar kažkieno. Tai pasitikėti tais ekspertais ir pasitikėti selekciją. Ir man atrodo, čia tiesiausias kelias į sėkmę. Pritariam.
Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai. Pasimatymo naujose laidose. Laukuose. Laukas. Stovi baloj ir baigimo laukelį. Nu, ką matom, kaip sudygia. Cukrinį rankelį laukė, nes sužvėneškė. Šiandien ryte nemačiau dar tų balų, kiek vakar prilėjo šakiuose, bet grįžęs po pietų turbūt bus įdomu prasukti keletą vietovių.